Suomių sunkiosios technikos gamintojas SISU, kuri gyvuoja jau nuo 1931 metų, pasirinko dvi pagrindinės veiklos kryptis. Įvairių, vadinkime, plentinių ir bekelės sunkvežimių, bei sunkvežimių ir taktinių mašinų skirtų kariniams tikslams gamybą. Manau, savaime suprantama, kad šiandien norime jums parodyti pirmuosius pasaulyje SISU E13TP, kurie Lietuvoje atsirado po to, kai mūsų šalies gynybos ministerija dėl specialios paskirties taktinių sunkvežimių pasirašė sutartį su šios kompanijos padaliniu SISU Defense. Kaip rašoma gamintojo interneto svetainėje ir pasaulinio tinklo enciklopedijoje wikipedia.org, 2006-aisiais tai buvo kol kas didžiausias SISU Defense tekęs specialus eksporto užsakymas, suma kurio siekia per 20 milijonų eurų. Šis 4 ašių diškis pagamintas būtent Lietuvos užsakymu ir kitų tokių pasaulyje kol kas nėra. Sunkvežimių įsigijimo projektas truko 4 metus, prieš tai buvo atliekami techninių specifikacijų patikrinimai, sunkvežimių testavimai ir papildymai, kad galutinis rezultatas tiksliai atitiktų šiai technikai iškeltus reikalavimus. Mūsų šalies poligonuose visuomet parengti važinėja kelių tipų SISU, konteinerinių sistemų ir vikšrinės technikos sunkvežimiai bei techninės pagalbos sunkvežimiai, vadinami tiesiog rekoveriais. Taigi apie viską iš eilės. SISU transporteriai sveriantys 19,5 tonos ant savęs gali vežti 16,5 tonos krovinį. Ir tai gali būti bet kas yra pritaikyta užsikelimui ant sunkvežimio rėmo. Ant specialios platformos galima pakrauti vikšrinę ar kitokią techniką. Gerai pritvirtinus ją, galinga ranka užsitraukia platformą su visu kroviniu ant savęs. Tokiu paprastu, grubiu ir tuo pačiu labai patikimu būdu speciali technika yra pervežama iš vietos į vietą, išvežama iš mūšio lauko. Transporteris patogus dar ir tuo, jog nukėlus vieną platformą galima užsikelti kitą ir tęsti savo darbą. Tai neeilinis sunkvežimis, kuris yra nedalomas. SISU 8x8 sukurtas galvojant apie mūšio lauką, todėl čia viskas turi būti paprasta, greitai keičiama ir patikima. Mašina gali užsikelti cisternas, jūrinius konteinerius. Konteinerinės sistemos leidžia efektyviau aprūpinti kovinius vienetus lauko sąlygomis. SISU gali vežti konteinerinės sistemas skirtas degalams tiekti ir sandėliuoti, geriamajam vandeniui sandėliuoti ir išduoti, lauko paslaugoms tiekti, gaminti elektros energiją, brigados lygmens vadovavimui ir valdymui, ryšių informacinės sistemos įrangai pervežti, teikti medicininiai paramai lauko sąlygomis. Šis karo lauko galiūnas atitinka ADR standartą, kuris leidžia vežti pavojingus krovinius, degalus, šaudmenis, sprogmenis. Dabar šiek tiek techninių niuansų. Šie SISU sunkvežimiai sukomplektuoti su hidraulinėmis 15 tonų jėgos gervėmis, todėl jei reiktų užsikelti nevažiuojančią techniką ant platformos, ji visada padės. Platforma nukeliama ant žemės, mašina privažiuoja priekiu, ant jos gervė užsitempia krovinį ir SISU ekipažas užsikėlęs platformą išvažiuoja. O ir važiuoti jis gali greitai. Dizelinis 6 cilindrų 13 litrų darbinio tūrio Caterpillar variklis išvysto 485 arklio jėgų galingumą. Dirba jis beveik 100 laipsnių temperatūros diapazone, nuo -55 iki 50 laipsnių Celsijaus. Nesvarbu su kroviniu ar be jo, mašina gali važiuoti 90 km/h greičiu, nors jaučiasi, kad gali ir greičiau, sako kariai. Greičiau važiuoti neleidžia kompiuterio ribotuvas. Nesustodamas su pilnu 500 litrų degalų baku, šis geležinis karys gali nuvažiuoti 900 km. Tiesa, jei jis daug dirba, tai yra naudoja papildomus įrenginius. Per valandą dar sudega 8 litrai dizelino ir kilometražas su vienu baku mažėja. Kuriant šį galiūną, vienas iš prioritetų buvo geras pravažumas bekelėje. Mūšio lauke tai labai svarbu. Iš mašinos nebūtų jokios naudos, jei visa bendroji 36 tonų masė klimptų kiekvienoje baloje. Galite sakyti, juk yra gervė, ištrauks. Tačiau jei mąstytume taip, tuomet mašina būtų nieko verta. Gervė tik ekstra atvejams. SISU turi važiuoti pats. Sunkvežimį nuolatos varo 3 tiltai, priekinis yra abu galiniai, o antrasis tiltas įjungiamas tik tuomet, kai trūksta galios ir pravažumo. Ašyse sumontuotos oro įjungiamos mechaninės blokiruotės, blokuojamas ir tarpašinis diferencialas. Papildomai ratuose sumontuota oro slėgio reguliavimo sistema, o tai nepamainomas privalumas įveikiant sunkią bekelę ar smėlynus. Tokie duomenys ir puikiai pakabos artikuliacija šiam dičkiui be vargo leidžia važiuoti bekelę, įveikiant beveik 1,5 metro vandens kliūtis, 45 laipsnių įkalnes ar 17 laipsnių šoninį pasvirimą. Beje, apie ratus. Padangose sumontuota speciali sistema, leidžianti važiuoti kaip peršauti ar visiškai suplėšyti visi mašinos ratai. Mašinos kabina tai dar vienas technikos šedevras. Pilnai uždarytas jos dugnas sukonstruotas taip, kad iš apačios gali atlaikyti 8 kg trotilo užtaiso sprogimą, o speciali dugno forma nukreipia sprogimo bangą į šonus.
Ant kabinos sienų ir sunkių durelių tikrai nepagailėta storo metalo plokščių, kuris atlieka šarvo funkciją ir saugo abu ekipažo narius. Sisu komplekte yra ir 4 šarvuotų stiklų komplektas, kuris reikalui esant gali būti greitai uždedamas ant mašinos. Paprastai Sisu važinėja su standartiniais stiklais. Deja, ekipažo darbo vietos parodyti negalime, tačiau paminėsime, jog čia įdiegta NBC filtravimo sistema, žmonės mašinoje sauganti nuo atominio, biologinio ar cheminio ginklo. Salone nuolatos palaikomas didesnis oro slėgis, neleidžiantis prasiskverbti bet kokiam nuodui į vidų. Nuo užpuolimo ekipažas gali gintis per kabinos lubose esantį liuką. Per jį išlindęs karys gali atsišaudyti ant stogo esančių kulkosvaidžių montuojamo ant specialaus rėmo. Taip, šioje mašinoje apmastyta viskas iki menkiausių smulkmenų, kurių čia šimtai. Net protinga automatinė pavarų dėžė prisitaiko prie važiavimo sąlygų. Nesvarbu, kokia danga važiuojant, kompiuteris vadinkime mokosi ir parenka optimaliausią variklio ir pavarų dėžės darbo režimą. Jei apie ką nors nepagalvotų žmogus, mašina neužmirš. Kažką sugadinti bet kurioje Sisu sistemoje yra sudėtinga, nes mašina pati neleidžia daryti nieko, kas prieštarauja eksploatacinėms jos savybėms. Taip, jis neatleidžia ne vienos klaidos valdant tą mašiną ir kad galėtų žmogus dirbti su tą mašiną, reikia baigti specialų kursą ir gauti sertifikatą. O šiaip tai kompiuteris blokuoja bent kokį neteisingą veiksmą. Na, jeigu variklis, pavyzdžiui, šaltas ar ne, tik tai užvedus jau... Arba variklis šaltas, arba transmisija nepašildyta, jis paprasčiausiai daugiau antros pavaros nejungia ir neleidžia važiuoti. Žodžiu, apgalvota taip, kad niekas čia neatsitiktų ne taip. Kaip anglai sako, full danger construction. Ant tos pačios Sisu E13TP bazė sukonstruotas ir pagalbininkas vadinamas Sisu Recovery. Tai techninės pagalbos mašina, kurios gali pavydėti bet koks servisas. Mašinoje sukomplektuoti dvifazis ir trifazis elektros generatorius, suvirinimo, pjovimo ir kita būtiniausia įranga, kurios sąrašas išties labai ilgas. Galiu sumontuota 30 tonų jėgos gervė, galinti ištraukti bet kokią sunkią techniką iš kebliausių situacijų. Galinga hidraulinė ranka be vargo gali pakelti ir transportuoti savo gentainį ar kitą mašiną. Komplekte yra daug įvairių užgrebėjų, todėl specialiai apmokyti šių mašinų vairuotojai greitai gali parinkti reikiamas dalis, mašiną per keliolika minučių užtvirtinti, pakelti ir ištempti į saugią vietą. Pagalbininko gale sumontuoti visi reikalingi elektros ir oro sistemų prijungimo lizdai, per kuriuos maitinamos tempiamosios mašinos sistemos. Jei reikia pakelti ir pakrauti sunkų krovinį, šiam Sisu Recovery tai taip pat nėra bėda. Ant savęs jis vežiojasi galingą hidraulinį kraną. Dauguma pagrindinių sistemų valdoma nuotolinių pultų būdu, todėl su visu darbu gali susitvarkyti ir vienas žmogus. Be to, žinoma, tai labai patogu ir saugu. Keturašiai Sisu E13TP vieninteliai tokie pasaulyje ir važinėja tik Lietuvoje. Patys didžiausi jo broliai penkiašiai su lankstomų tiltų vežikai dirba Vokietijos kariuomenėje. Šiuolaikinėme įmantrių formų dizaino pasaulyje Sisu E13TP tai berods grubi, tačiau labai sumaniai sukonstruota, protinga ir patikima karo mašina. Manau, pasižiūrėję reportažą mums pritarsite, jog šis bendros 36 tonų masės geležinis karys tikrai vertas galiūno vardo.